99 procentai mūsų planetos floros ir faunos buvo sunaikinta kelių globalinių katastrofų, dėl kurių gyvybė galėjo visiškai išnykti. Tačiau be jų mūsų tiesiog nebūtų. Mūsų Saulės sistemoje įvyko siaubingas dalykas. Šaltoje kosmoso tuštumoje susidūrė dvi planetos. Viena jų buvo Žemė. Susidūrimas vos nesunaikino mūsų pasaulio, tačiau padarė jį mūsų namais. Neišvengiamos katastrofos. Planetos gimimas. Mūsų planetos amžius apie 4,5 milijardų metų. Per tą laiką jį pergyveno vieną baisią katastrofą po kitos. Sunku visus tos įvykius įsprausti į konkrečius laiko rėmus. Geriau suprasime katastrofų dydį, jei įsivaizduosime, kad audringa Žemės istorija telpa į vieną parą. Laikas pajudėjo vidurnaktį, o pirmoji katastrofa įvyko vos po kelių minučių. Tuomet dar nebuvo susiformavusi Saulės sistema. 20 planetų naujagimių supo naująją žvaigždę Saulę. Viena jų buvo Žemė. Jos paviršius – pragaro filialas. Ten nebuvo vandens, deguonies, o visa planeta apsupta nuodingomis vulkanų dujomis. Prieš tai, kai Žemė gavo šansą stabilizuotis, ji susidūrė su kita planeta naujagime. Katastrofa buvo tokia milžiniška, kad vos visai nesunaikino jaunosios Žemės. Tai lėmė įvykių grandinę, pakeitusią planetą ir davusią pradžią naujai gyvybei atsirasti. Be šios katastrofos, jokia gyvybė, taip pat ir mūsų, nebūtų įmanoma. Iš kur mes žinome, kas įvyko, kaip susidūrimas padėjo atsirasti gyvybei? Astronomas Williamas K. Hartmanas visą savo gyvenimą tyrė jaunos Saulės sistemos įvykius, tačiau liudijimų apie juos labai mažai. Pirmoji Žemės istorijos dalis – viskas, kas vyko šioje planetoje. Iš kur atsirado erozijos, lietus ir kontinentų susidūrimas, kodėl kilo kalnai ir taip toliau. Geriausia tirti pirmasias Žemės dienas, kai žiūri į kaimyninių planetų paviršių. Artimiausių mums Merkurijaus ir Marso paviršiuose gausu kraterių, kurių amžius daugiau nei 4 milijardai metų. Lyg laiko kapsulės jie aprūpina Hartmaną neįkainojamomis žiniomis apie sąlygas, kurios buvo jaunoje Žemėje. Krateriai parodo buvus labai audringą periodą. Saulės sistemoje buvo apstų kosminių šiukšlių. Jaunas planetas atakuodavo milijonai asteroidų ir kometų. Išsigelbėti neįmanoma. Žemė taip pat buvo bombarduojama dangaus kūnų. Tai buvo langas į ankstyvą Žemės istoriją. Mes supratome, kad Žemė taip pat neišvengė stiprių smūgių, darkiusių visą planetą. Tai privertė mus susimastyti apie smūgių pasekmes Žemėje. Hartmanas suprato, kad į planetas krito ne tik maži, bet ir labai dideli asteroidai. Kuo jis didesnis, kuo dramatiškesnės pasekmes.
Nuostabus paradoksas. Maži smūgiai nedarė didelio poveikio, nors jų buvo milijonai, o dideli smūgiai suteikdavo planetoms individualias savybės. Pavyzdžiui, mūsų planeta pasvirusi 23 laipsnių kampu. Jos orbitoje yra palydovas Mėnulis. Šios ypatybės leido Hartmanui iškelti radikalią teoriją. Jo hipotezė tokia. Susidūrusi su kita planeta, Žemė pasviro ir atsirado Mėnulis. Ši idėja kilo, nes augdama planeta įgauna galutinę formą. Jei Žemei baigus formuotis lygtinis kūnas susidūrė su mūsų planeta, tuomet galėjo iš jos įstumti medžiagos susiformuoti Žemės orbitoje Mėnuliui. Hartmanas atkūrė Žemės susidūrimo su kita planeta momentą. Įsivaizduokite, susiformavusi Žemė skrieja Saulės sistemoje, o 20 planetų daro tą patį. Viena jų, Tėja, buvo maždaug Marso dydžio. Jis sukosi aplink Saulę tokiu pat atstumu kaip ir Žemė. Dvi planetos artėjo viena prie kitos. Paskui Tėja rėžėsi į Žemę 35 000 per valandą greičiu. Milijardo megatonų bombų jėga. Smūgis atplėšė milžiniškas dalis Žemės plutos. Milijardai tonų šiukšlių šovė į kosmosą. Aplink Žemę susiformavo karštų dulkių ir akmenų žiedas. Po 100 metų akmenys ir dulkės sulipo į 1/50 Žemės ploto rutulį, kurį mes vadiname Mėnuliu. Kai Hartmanas iškėlė šią idėją 20 amžiaus 70-metyje, žmonės neiškart tai priėmė. Mokslininkų mintis nesiekė toliau už pastovius geologinius procesus, kai kalnai susidaro iš atskirų smilčių ir taip pat lėtai išnyksta. Žmonėms buvo sunku suprasti, kad Mėnulis atsirado dėl vienkartinio įvykio. Tačiau Hartmano teoriją patvirtino NASA. 1969-aisiais kosminio laivo Apolonas aparatas erelis nutūpė Mėnulyje. Vienas mažas žmogaus žingsnelis. Gigantiškas žmonijos šuolis. Jungtinių valstijų astronautai skrido į Mėnulį 6 kartus. Jie ištyrė palydovo paviršių, važinėjo krateriais, pargabeno daugiau nei 300 kg grunto. Pirmą kartą mokslininkai galėjo ištirti, iš ko susideda Mėnulis. Rezultatai pritrenkė. Mėnulio grunto cheminė sudėtis buvo stebėtinai panaši į Žemės plutos sudėtį. Daugumai tyrinėtojų šis atradimas buvo įdomus, tačiau Hartmanui jis tapo naujų svarbių įrodymų. Įvykus susidūrimui Žemės plutos uolienos akmenys išmesti į kosmosą suformuoja Mėnulį. Tačiau daugelis mokslininkų skeptiškai vertino šią teoriją. Jie negalėjo suprasti, kaip smūgis iš kosmoso galėjo suteikti Mėnuliui ir Žemei dabartinę formą. Man sakė, kad reikia sukurti naują teoriją. Mat ta buvo per daug keista. Atsitiktinai konferencijoje susitikęs astrofizikę Robin Kennard, Hartmanas pagaliau rado reikiamą įrodymą.
Mokslininkė kompiuteriniais modeliais tyrė Saturno palydovus. Bilas Hartmanas manęs paklausė, ar jūs nebandėte Saturno žiedų ir palydovų modelius pritaikyti Mėnuliui? Atsakiau jam neigiamai. Su ta pačia modeliavimo programa jie pabandė atkurti ankstyvąją Saulės sistemą. Paskui pagal Hartmano teoriją sumodeliavo planetų susidūrimą, dėl kurio Žemė ir Mėnulis įgavo dabartinį pavidalą. Mes nusikėlėme 4,5 milijardų metų atgal, į paskutinį Žemės formavimosi periodą. Mes kosmose ir matome nedidelę planetą, kuri tuoj susidurs su Žeme, didesnė planeta kairėje. Susidūrimas įvyko. Matome, kad smūgis teko į šoną. Atstrenkusi planeta visiškai subyrėjo. Kenap modelis pademonstravo, kas galėjo atsitikti susidūrimo metu. Jo iniciatorė Tėja visiškai suiro, o Žemė vos išliko. Smūgis buvo toks stiprus, kad pakeitė planetos formą. Žemė reagavo kaip išsilydžiusios uolienos lašas. Kai Tėja trenkė liestinę jėgą, atsirado kažkas panašaus į bangą, lyg aštriu kampu būtų mestas akmuo į ežerą. Tokia banga nuvilnijo Žemės paviršiumi. Dėl susidūrimo susidarė išsilydžiusios lavos banga. Susidūrimas buvo toks galingas, kad energijos užteko visiškai išlydyti Žemę. Po katastrofos Žemę apsupo išgaravusi uolienų atmosfera. Į kosmosą buvo išmesta trilijonai tonų šiukšlių. Jūs matote, kad dalis nuo smūgio nukentėjusios planetos sudarė ilgą rankovę, iš kurios paskui susiformavo diskas, mūsų matomas kairėje. Vėliau tas diskas suaugo į Mėnulį. Kenap modelis patvirtino Hartmano teoriją ir parodė, kad Mėnulis atsirado iš Tėjos ir Žemės nuolaužų. Paskambinusi kolegai pasakiau, tu nepatikėsi, bet aš sumodeliavau susidūrimą 45 laipsnių kampu su Marso dydžio planeta ir viskas pavyko. O jis atsakė, pabandyk dar kartą. Aš pakartojau eksperimentą daug sykių. Akivaizdu, toks smūgis suformavo dabartinę Žemės sistemą. Kenap eksperimentas tapo naujų šokiruojančių Hartmano teorijos įrodymų. Buvo įdomu stebėti, kaip Robin dirba su modeliais, kurie patvirtino, jog Mėnulis susiformavo iš šiukšlių išmestų į orbitą aplink Žemę. Hartmano ir Kenap darbas įrodė, kad mūsų Mėnulis atsirado dėl katastrofiško Žemės ir Tėjos susidūrimo. Žemė vos išvengė visiško sunaikinimo. Tačiau susidūrimas lėmė įvykių grandinę, pakeitusią planetą. Ji tapo pragariška klimato skyle, su atšiauriausiomis oro sąlygomis ir gigantiškais potviniais. Kaip bebūtų keista, tačiau tokios sąlygos tapo evoliucijos pakopomis ir leido atsirasti gyvybei. Žemės istorijos laikrodyje praėjo tik 10 minučių, arba 30 milijonų metų realaus laiko. Pats svarbiausias mūsų planetos gyvavimo periodas. Žemė pradėjo atsigauti po susidūrimo su Tėja, o išmestos šiukšlės suformavo Mėnulį. Milžiniškas smūgis vos nepražudė mūsų planetos. Tačiau katastrofa pradėjo naują Žemės istoriją. Susidūrimas lėmė grandinę įvykių, kurie pragarą mūsų planetoje pavertė žaliai žydrą oazę, tapusią mūsų namais. Smūgis buvo toks galingas, kad pakeitė planetos sukimąsi.
Siekdami suprasti, kaip tai įvyko, mokslininkai rekonstravo įvykius prasidėjusius tuoj po susidūrimo. Įtakos mieste New Yorko valstijos šiaurėje paleontologė Judita Negev-Myers ieško įrodymų, iš kurių būtų galima sužinoti, kaip atrodė Žemė po siaubingos katastrofos. Žinoma, tokių įrodymų neišliko. Todėl mokslininkai ieško naujų būdų pažvelgti į aną epochą. Negev-Myers naudoja suakmenėjusius koralus. Kažkada senovėje čia šniokštė jūra. Suakmenėjusiems koralams 400 milijonų metų. Jie išlaikė svarbią informaciją, kaip atrodė Žemė prieš 4,5 milijardo metų, kai atsirado Mėnulis. Man patinka ieškoti suakmenėjusių daiktų, nes jie atveria laiko langus. Tirdama suakmenėjusius daiktus galiu atkurti epochą, buvusią dar gerokai prieš tai, kai Žemėje atsirado žmonės. Suakmenėję koralai turi neįprastą savybę, leidžiančią diena po dienos atkurti gyvenimo sąlygas tų laikų Žemėje. Koralai naudoja klinčių sluoksnį kaip apsaugą. Naujas sluoksnis kasdien. Tokį pat procesą galime stebėti ir šių laikų koralų rifuose. Jei patyrinėtumėte šiuolaikinius koralus, pastebėtumėte plonas linijas atsirandančias koralų augimo metu. Tai panašu į medžio rieves. Viena koralo linija atspindi vieną dieną. Kasdieniniai žiedai suformuoja žymiai stambesnį metų žiedą. Suskaičiavus kasdieninius šiuolaikinių koralų žiedus, jų yra 365 per metus. Štai ir raktas. 400 milijonų metų amžiaus suakmenėję koralai turi ne 365, o 410 žiedų. Kai pastarieji koralai gyveno senovės okeanuose prieš 400 milijonų metų, pasaulis buvo visiškai kitoks. Metai tęsiasi ne 365, o 410 dienų. Ar matuosime metus dienomis ar valandomis, vis tiek Žemė sukasi aplink Saulę per pastovų laiką. Vienintelis to skirtumo paaiškinimas – prieš milijonus metų dienos buvo trumpesnės. Tuo metu, kai šis gyvūnas gyveno okeane, diena tęsiasi mažiau valandų nei dabar. Prieš 400 milijonų metų para turėjo tik 21 valandą. Jei dienos buvo trumpesnės, vadinasi, Žemė sukosi greičiau. Norėdami sužinoti, kokiu greičiu sukosi Žemė, iškart po planetos susidūrimo mokslininkai rėmėsi Žemės sukimosi greičiu prieš 400 milijonų metų. Prieš 4 milijardus 400 milijonų metų diena truko 6 valandas. Baisus smūgis suformavo Mėnulį ir privertė Žemę suktis 4 kartus greičiau nei dabar. Tai buvo pirmas žingsnis į tokią planetą, kurioje mes dabar gyvename. Tačiau nieko negalima nuspėti. Padidėjęs sukimosi greitis lėmė tai, kad mūsų planetą ėmė purtyti galingi štormai ir uraganai. Panašu, kad susidūrimas su Tėja Žemę pavertė negyvenamų pasaulių. Prieš 4,5 milijardų metų iš kosmoso krito ledo kometos. Bombardavimas buvo griausmingas, tačiau ne katastrofa, o greičiau palaima. Ledas tirpo, o vanduo kondensavosi planetos gelmėse. Tačiau jauna Žemė dar buvo audringa ir priešiška viskam, kas gyva.
Jis sukosi 4 kartus greičiau nei dabar. Jos paviršių užpildavo lietus ir siaubė įnirtingi vėjai bei audros. Atmosfera mirtinas kokteilis iš anglies dioksido, dujų ir rūgštaus lietaus. Atrodė, kad čia nėra vietos gyvybei. Tačiau buvo viena išimtis. Virš žemės augo mėnulis. Jis buvo kitoks, 10 kartų aukščiau ir kabėjo virš horizonto. Tai dar vienas susidūrimas, tik šį kartą naudingas. Kadangi mėnulis buvo žymiai arčiau, jo traukos jėga daug kartų galingesnė. Labiausiai tai darė įtaką naujiems Žemės okeanams. Potviniai plūdo 100 km per valandą greičiu. Klaidinga manyti, kad toks reiškinys trukdė atsirasti gyvybei. Tai padėjo jai užsimegzti Žemėje. Fundy įlankoje, Kanadoje, kyla didžiausi potviniai planetoje. Vanduo pakyla daugiau nei 15 metrų. Tai panašu į sumažintą kopiją potvinių, siautusių jaunoje Žemėje. Fizikas Neilas Cummins atvyko čia tirti dabartinių poplūdžių pasekmes. Ką jie gali papasakoti mums apie potvinius vykusius mūsų planetos senovėje? Aš tikiuosi pamatyti didžiulę 2 metrų aukščio bangą, vadinamą potvinio volu. Cumminsas mano, kad prieš milijardus metų, dėl to, kad mėnulis buvo labai arti Žemės, potviniai buvo greitesni ir aukštesni nei Fundy įlankoje. Jis laukia potvinio volo, kad išvystų jėgas suformavusią senovės landšaftą ir sudariusią sąlygas gyvybei užsimegzti. Vanduo jau kanale, tuoj pamatysite potvinio volą, išvysite bangos sūkurį. Nuostabu. Jau galima jį išgirsti. Jis už kilometro nuo čia, sukasi. Jaučiu, kad niekur daugiau to nepamatysiu. Važiuojame pasitikti? Tai buvo neapsakoma. 100 milijardų tonų jūrų vandens plūsteli įlankon ir atslūgsta iš jos kas 24 valandas. Tai padaro potvinio volą Fundy įlankoje vienu didžiausių pasaulyje. Greitai plūstantis vanduo užlieja įlankos kraštą. Potvinis nuplauna kranto smėlį, mineralus ir kitas medžiagas ir nuneša jas į jūrą. Cumminsas mano, kad erozija miniatiūriškai atkuria tai, kas buvo tais laikais senovės okeanuose, siaučiant milžiniškiams potviniams. Senovėje potviniai buvo mažiausiai 1000 kartų aukštesni, žymiai galingesni. Sunku palyginti su dabartiniais. Šis volas slenka apie 12 km per valandą. O senovės potviniai verždavosi 150–500 km per valandą greičiu ir užpildavo žymiai didesnius sausumos plotus, bei padarydavo kur kas daugiau žalos. Ar ši žala stabdydavo, ar padėdavo evoliucijai? Prieš 4 milijardus metų, kai mėnulis buvo daug arčiau Žemės, potviniai užpildavo sausumą 100 km per valandą greičiu. Kiekvienas poplūdis nuplaudavo nuo sausumos milijonus tonų šiukšlių. Potviniui atslūgus, pakrantėse likdavo tuščios. Jauna planeta ryte rijo okeanai.
Gyviems padarams tai buvo geras ženklas, nes potviniai nuo sausumos tempė į vandenį viską. Sudarydami idealias sąlygas atsirasti gyvybei. Gyvybei vandenyje atsirasti reikia didelio kiekio mineralų, laisvai besimaišančių vienų su kitais. Gyvybė Žemėje atsirado potvinių dėka, kai Mėnulis buvo žymiai arčiau. Potviniai plovė nuo sausumos mineralus ir maistingas medžiagas, maišydami juos okeanuose, palikdami pirmykštį sultinį. Jūra buvo prisotinta cheminių medžiagų. Mokslininkai mano, kad cheminės reakcijos tokiame sultinyje sukūrė pirmasis amino rūgštis ir pagrindinius baltymus, gyvybės statybinės medžiagas. Iš šių ingredientų atsirado primityvios ląstelės. Taigi titaniškas susidūrimas vos nesunaikinęs Žemės galėjo nulemti mūsų planetos atsiradimą. Katastrofa sukūrė Mėnulį, o dėl jo kilo potviniai. Be jų gyvybė galėjo ir neatsirasti. Tokiam procesui nevykstant, okeanų pakraščių erozija galėjo būti nežymi. Į vandenynus nebūtų patekę milžiniški kiekiai šiukšlių, reikalingi gaminti pirmykščiam sultiniui ir užsimegzti gyvybei, kokią mes dabar turime. Primordial soup to have been created and therefore allow life to have evolved here as early as it did. Gyvybės užuomazgos tūnojo okeanuose, kaip paprastos molekulių grandinės, gyvybės pirmtakės. Tačiau pasaulis virš vandens dar buvo priešiškas. Jei Mėnulio įtaka nebūtų mažėjusi, evoliucija Žemėje galėjo ir neprasidėti. Žemės istorijos laikrodis rodo 3 valandas 20 minučių. Nuo susidūrimo pagimdžiusio Mėnulį praėjo 500 milijardo metų. Mėnulio sukeltų siaubingų potvinių dėka vandenynų gelmėse susiformavo pirmosios gyvybės statybinės medžiagos. Tačiau jūros buvo per daug audringos, kad užsimegztų net vienaląsčiai organizmai. Kažkas turėjo nuraminti planetą ir leisti gyvybei žengti kitą žingsnį. Antraip mūsų tiesiog nebūtų. Pietų Afrikos provincijoje, KwaZulu Natal, paleontologė Nora Novka tiria, kaip gyvybė rado savo pirmąjį pagrindą. Čia senovės laikų tarpeklyje ji rado suakmenėjusių bakterijų, kurios gali duoti atsakymą. Tai viena pirmųjų gyvybės formų planetoje. Atradimas buvo pritrenkiantis. Prieš 3 milijardus metų, kai šis tarpeklis buvo dalis jūros dugno, jūroje knibždėjo daugybė bakterijų. Praėjus milijardui metų po katastrofos, vos nesunaikinusios mūsų planetos, gyvybė Žemėje žydėjo. Tai buvo vienas didingiausių mano karjeros momentų. Mes visą dieną ieškojame suakmenėjusių gyvybės formų, vadinamųjų fosilijų. Vėlyvą popietę, saulei šviečiant reikiamų kampų, mes netikėtai pamatėme, kad fosilijų čia pilna. Tai buvo neįtikėtina. Tai buvo suakmenėjusios liekanos, didelės kolonijos bakterijų, augusių mažo gylio senovės vandenynų dugne. Jos buvo vienos pirmųjų vienaląsčių, atsiradusių mūsų planetoje. Beveik identiškų bakterijų išliko iki šių laikų. Tokias bakterijų kolonijas iš Atlanto vandenyno rytų pakrantės mes vadiname biocenoze. Lengva suvokti, kodėl ji panaši į žalsvą kilimą. Senovės ir dabarties panašumai pritrenkiantys. Jūs matote žalsvą akmens paviršių, tokį pat kaip gyvos biocenozės.
Stebėkite mano pirštą. Aš rodau, kur baigėsi suakmenėjusios bakterijos, o čia pačioje smėlis. Tai identiška biocenozė, kaip ir čia, tačiau suakmenėjusi jai 3 milijardai metų. Tarpeklio akmenys buvo padengti didžiulę įvairovę mikroorganizmų. Bakterijų ekosistemos buvo tokios pat sudėtingos kaip ir dabar. Tačiau akmenys parodė kai ką daugiau. Ne tik kai bakterijos užkariavo pasaulį, bet ir kodėl tai pasidarė įmanoma. Jų paviršiuje senųjų jūrų pėdsakai. Tačiau neaudringų okeanų atsiradusių po susidūrimo su tėja, o ramių negilių vandens telkinių. Kai pirmą kartą atsidūriau tarptų apsinuoginusių uolienų, pamačiau vagų virtinės. Visos jos atrodė taip pat, kaip ir mūsų dienomis. Eidami krantu galite pamatyti tokias pat struktūras smėlyje. Tai, kad jos išliko, sunku patikėti. Atrodo, kad potvynis ką tik atslūgo. Skyrus tas 3 milijardų metų amžiaus virtinės. Suakmenėjęs senovės vandenyno vaizdas tyliai mėgaujasi krante, be jokių gigantiškų potvinių ir uraganinių vėjų pėdsakų. Čia matyti, kad bent jau prieš 3 milijardus metų buvo normalios sąlygos gyvybei. Padėtis buvo gana rami ir atsivėrė galimybės evoliucijai. Kažkas pakeitė atšiaurų klimatą ir apramino siautusius potvinius, sudarė sąlygas atsirasti gyvybei. Tas kažkas buvo mėnulio gravitacinis poveikis okeanams. Prasidėję potviniai veikė lyg stabdžiai, lėtinė žemės sukimasi. Jie panašus į automobilių stabdžius, spausdami ratus mažina greitį. Taip pat veikia ir potviniai. Toks procesas vadinamas potvinių trintimi. Poplūdžio volui užpylus krantus, sausumoje prasidėdavo trintis. Ji ir lėtino žemės sukimasi. Per milijonus metų potvinių trintis sulėtino žemės sukimasi, todėl para pailgėjo, o chaotiški uraganai aprimo. Tai buvo žingsnis tinkama linkme, tačiau to buvo per maža, kad atsirastų ramesnės jūros, pavyzdžiui, kaip Vazuvų Natal fosilijose. Mėnulis dar buvo per arti Žemės, o gravitacinis poveikis okeanams per stiprus. Vandenynams nuraminti reikėjo kažkokio grandiozinio įvykio. Įrodymų galima rasti NASA programoje Apollonas, tyrusioje Mėnulį. McDonaldo observatorija Teksaso vakaruose. Praėjus 40 metų, kai pirmasis žmogus įsilaipino Mėnulyje, Apollono misija tebesitęsia. NASA inžinierius Jerris Vajatanas kasdien nuvyksta prie lazerinio teleskopo, tęsdamas astronautų darbą, pradėtą prieš 40 metų. Jo misija – matuoti atstumą nuo Mėnulio iki Žemės. Mes tai, kas liko iš Apollono projekto. Dauguma žmonių mano, kad Apollono projektas mirė ir stebisi išgirdę, kad siunčiu į Mėnulį lazerinį signalą. Nusileidę Mėnulyje, astronautai paliko ten Jungtinių valstijų vėliavą ir dar kai ką – reflektorius. Beveik kasdien Jerris Vajantas su kolegomis nukreipia lazerį į vieną iš Mėnulio atšvaitų, taip matuodami tikslų atstumą nuo Žemės iki jos palydovo.
Mes nukreipiame milijardo vatų galingumo lazerį tiesiai į reflektorių Mėnulyje ir matuojame bei fiksuojame rezultatą. Kiek laiko trunka spindulio kelias iki Mėnulio ir atgal. Iki trilijoninės sekundės dalies lazeris matuoja laiką reikalingą spindulio kelionį iki Mėnulio ir atgal. Bet pirmiausia, jie ieško reflektoriaus. Kiekvienas atšvaitas panašiai tokio dydžio kaip tas žemėlapis. Todėl tikrai nelengva rasti taikinį, esantį už 385 000 kilometrų. Jiems reikia giedros nakties rasti taikinį. Jie visi vienodi. Taip, juos lengva pamesti. Reflektoriaus paieškos kartais trunka net 4 valandas. Štai tas atrodo daug žadantis. Tas atšvaitas Mėnulyje. Štai čia. Lazerio spindulio kelionė į Mėnulį ir atgal šiandien prireikė 2 sveikų ir 300 967 sekundės. Matydamas Mėnulį danguje nesu nusiteikęs romantiškai. Tiesiog tikiuosi, jog lazeris nepils. Nors tai ir neromantiška, bet nuostabu. Kasmet lazerio spindulys grįžta vėliau, nes Mėnulis kiekvienais metais šiek tiek tolsta nuo Žemės. Mokslininkai domisi duomenimis, nes įtarė, jog palydovas tolsta nuo Žemės. Gauti rezultatai rodo, kad taip ir yra. Mėnulis tolsta nuo mūsų planetos daugiau nei po centimetrą per 1 metus. Tai ir atsako į klausimą, kodėl nurimo okeanai ir atsirado gyvybė. Prieš 3,5 milijardų metų Mėnulis buvo nutolęs nuo Žemės tik 24 000 kilometrų, todėl ir kildavo aukščiausi potviniai. Tačiau poplūdžiai stūmė tolyn nuo Žemės jos palydovą, nes potviniai buvo tokie galingi, kad jų gravitacija veikė juos inspiravusi Mėnulį. Potvinių gravitacija veikia Mėnulį. Jis kėlė vandenį, o pastarasis stūmė palydovą perduodamas savo energiją. Žemės sukimas įstūmė Mėnulį lyg atletas, stumiantis rutulį. Galima įsivaizduoti Žemės ir Mėnulio sistemą lyg valso šokį. Mėnulis kelia Žemėje potvinius, jį lėtina sukimosi, o potviniai perduoda Mėnuliui savo energiją ir spiralę stumia nuo savęs. Taip jiedu jau šoka 4,5 milijardų metų. Taigi katastrofa vos nesunaikino mūsų planetos dar iki tol, kol atsirado gyvybė. Tačiau tas kataklizmas sudarė sąlygas gyvybei užsimegzti. Dideli potviniai pripildė jūrą cheminėmis medžiagomis, padedančioms atsirasti gyvybei. Žemės sukimasis lėtėjo, o Mėnulis tolo. Jūros pilnos maistingų medžiagų nurimo ir užsimezgė gyvybė. Vos atsiradusi gyvybė susidūrė su naujais išbandymais. Ši katastrofa sunaikino didžiąją dalį gyvybės planetoje. Tačiau be jos mes nebūtume atsiradę. Kai kurios bakterijos ėmė gaminti mirtinus nuodus – deguonį. Planetos laikrodis rodo 8 valandas ir 10 minučių. Praėjo daugiau nei milijardas metų po stipraus susidūrimo su kita planeta, vos nesunaikinusia Žemės. Po susidūrimo atsirado Mėnulis ir atsitiko visa grandinė įvykių leidusių atsirasti bakterijoms jūroje.
Kai kurios bakterijos inicijavo naują procesą, paveikusi visą, kas gyva Žemėje. Daugelis rūšių išnyko, tačiau be jo tokių sudėtingų gyvybės formų visiškai nebūtų atsiradę. Šiaurės Meksikos dykumos, langas į praeitį. Tai viena nedaugelio pasaulio vietų, kur Žemė atrodo beveik taip pat, kaip ir prieš 2 milijardus metų. Planeta evoliucijos kryžkelėje. Biologė Janet Sivert tyria bakterijas gyvenančias šiuose baseinuose. Jos duoda unikalią galimybę suvokti, kaip bakterijos senovėje amžiams pakeitė Žemę. Baseine galima iškart pamatyti mikroorganizmų kolonijų veiklą, identišką vykusiai ankstyvame Žemės periode. Mūsų planetoje dominuojant bakterijoms nebuvo didelių gyvūnų ir augalų, todėl tas mikroorganizmų kolonijas galima panaudoti kaip ankstyvos Žemės modelį. Cifer domina teklinčių gurvoliai. Jie nuostabus, nors taip neatrodo. Panašus neįprastus upės dugno akmenis, tačiau tai sudėtinga mikroorganizmų kolonija. Tie gurvoliai vadinami stromatolitais, susidedančiais iš bakterijų, tapusių glintimis ir sukūrusioms tuos miniatiūrinius rifus. Tai organizmai beveik identiški tiems, kurie užvaldė ankstyvąją Žemę. Pietų Australijos Flinders kalnagūbryje suakmenėjusiems stromatolitams 3 milijardai metų. Ir beveik nėra jokio skirtumo tarp jų ir struktūrų rastų šiuolaikinėje Meksikoje. Kiekvienas stromatolitas turi milijonus mėlynai žalių organizmų, vadinamų melsvabakterėmis. O prieš 3 milijardus metų jų protėviams vystėsi unikalios galimybės gauti energijos. Viena bakterijų rūšis išmoko gauti energijos iš saulės šviesos ir sugebėjo skaidyti vandenį, įskirdamos joms nereikalingą produktą deguonį. Senovės mikroskopinėse melsvabakterėse vyko cheminis procesas, vadinamas fotosintezė. Ji keitė saulės šviesą į cheminę energiją, įskirdama šalutinį produktą deguonį. Įvyko biologinė revoliucija ir visam laikui pakeitė mūsų planetą. Melsvabakterės vandenynus aprūpino deguonimi, atsirado atmosfera. Jei prieš 3 milijardus metų nebūtų atsiradusi fotosintezė, šiuolaikinė atmosfera beveik neturėtų deguonies. Be melsvabakterių nebūtų mūsų. Štai kodėl mes dabar kvėpuojame deguonimi. Kai melsvabakterės ėmė gaminti šalutinį produktą deguonį, jos visiškai pakeitė mūsų planetą. Šios bakterijos pakeitė biologinės evoliucijos būdą ir atmosferą. Prieš 3 milijardus metų atsiradus deguoniui, visiškai pasikeitė planeta, o šį procesą pradėjusios bakterijos tęsia šį darbą ir šiandien. Pamenu, kai pirmą kartą plaukiau po stromatolitais, kaupėsi nedideli burbulai. Buvo nuostabu suprasti, kad šis procesas sukūrė dabartinę atmosferą. It was quite amazing to think that process that we were actually visualizing in that way is what's creating the atmosphere today. Tos senos melsvabakterės protėviai visų augalų esančių dabartinėme pasaulyje. Fotosintezė buvo sėkminga. Bakterijos klestėjo ir evoliucionavo. Mes manome, kad mikrobai tai kažkoks blogis, susargdinantis angina. Jei bakterijos nebūtų sugebėjusios išnaudoti saulės ir gaminti deguonį, nebūtų mūsų ir sudėtingų gyvūnų evoliucija neįvyktų.
Nesugebantiems adaptuotis organizmams, deguonis tapo mirties nuosprendžiu. Atsiradęs deguonis tapo nuodu didžiajai daliai mūsų planetos gyvybės. Visos formos turėjo prisitaikyti. So it was a devastating thing that happened. All of life had to actually acclimate to the fact that there was oxygen in the atmosphere. Kai kurios bakterijos išmoko naudotis deguonimi. Todėl atsiradome mes. Manęs čia nebūtų, jei atmosferoje nebūtų susikaupusios nuodingos dujos, gaminamos melsvabakterių, kaip šalutinis produktas. Taigi pats palankiausias įvykis žmonijai yra biologinės naujovės, atsiradusios beveik prieš 4 milijardus metų. Mūsų laikrodis rodo 8 valandas ir 12 minučių. Atmosferoje yra deguonies, okeanuose klesti bakterijos, evoliucija – gyvybės pradžia. O ji prasidėjo nuo katastrofos. Viskas atrodo logiška ir neišvengiama. Tačiau yra vienas bet. Turbūt katastrofa – vienintelė priežastis gyvybėje atsirasti. Bet įvykiams pasisukus šiek tiek kitaip, gyvybė galėjo visai neužsimegzti. Dėl katastrofų, kurios galėjo įvykti, sistema Žemė Mėnulis galėjo tapti ne visai tinkama gyvybei. Todėl mums labai pasisekė. Mums pasisekė ne tik dėl tos grandiozinės katastrofos, bet ir dar daug kartų per milijardus metų. Dabar mes suprantame, kad katastrofos padarė žymiai didesnę įtaką gyvybės evoliucijai Žemėje, nei manėme iki šiol. Reikia suprasti, kad esame pačiame gale ilgos grandinės įvykių. Jei viskas būtų atsitikę kitaip, tas vaikinas nesėdėtų čia ant akmens. Išvada vienintelė. Mes čia ne todėl, kad padarėme reikalingą darbą, o todėl, kad mums pasisekė. Susidūrimas su Tėja – viena pačių rečiausių sėkmių. Tai verčia mus manyti apie seką unikalių atsitiktinių įvykių, sukūrusių Žemę tokią, kokią mes ją pažįstame šiandien. Jei įvykiai būtų klostęsi kiek kitaip, visas pasaulis būtų kitoks ir mes neegzistuotume. Bet katastrofa visada yra naujo pradžia. Susidūrimas davė pradžią naujai Žemei. Jis atskyrė Žemę nuo kitų planetų, mums žinomų visatoje. Ir davė pradžią ilgam ir sunkiam keliui į tokią gyvybę, kokią mes pažįstame. Be jo mes nebūtume atsiradę. Garsinta